Mes turime susikurti savo tokias gyvenimo aplinkybės, kad galėtume nejudėti, valgyti, poilsiauti, atsipalaiduoti be streso. Jeigu mes tai darome su stresu, tai yra žiauriai blogai. Ir dabar žiūrėk, dabar atrodo, kad aš kalbu ir kad aš kaip laikrodis čia sudėliojęs viską ten, wow, bam, 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 čia vyksta, taip, čia ryte atsikeli, ten pusryčiai, kava, ten grūdinių. Žinok, ne velnio. Tai yra mano gyvenimas ir aš nuo jo gaunu ofigeną kaifą, duoda tuos rezultatus, apie kuriuos tu dabar manęs klausinėjai ir kodėl aš sėdžiu čia prieš kameras ir vėl bandau žmonėm tą patį dalyką pasakyti. Nes ne tik tai tu pats jauti, kad tau gaunasi, bet tu jau gali net ir būti pavyzdžių kažkam kitam. Tai yra fantastika. Ir tai nebūtina būti viešų žmogumi prieš visą Lietuvą. Yra tavo vaikai, tavo šeima, tavo artimieji, kaimynai ir taip toliau. Tai yra pilna vietos, kur tu gali būti kažkur tai kažkam tai kažkoks tai. Pakeis 2 žmonių gyvenimus per visą gyvenimą ir tu jau būsi koks turtingas žmogus. Jeigu mes sėdime 6 valandas per dieną 10 metų, tai mes netenkame 6 metų gyvenimo. Realiai, vien tik dėl to, kad sėdime. Ir aš tą jausmą pajutau, koks tai yra. Geras, galvoju, aš ten visas pašiurpęs stoviu, toksai, wow, išsilaisvinu tą energiją, wow, pilasi žodžiai, laisvė, visa kūnas juda pakeltų tempu. Aišku, ten buvo adrenalino poveikis ir visa kita, bet iš esmės aš pagalvojau, kad tai yra nerealu, tai yra mano, tai pašaukimas yra visą laiką eina lygiai greičiai tavo gyvenimo. 80% žmonių dirba darbą, kurio jie nemėgsta dirbti, tai yra ta baisi statistika, bet jie puikiausiai žino, ką jie norėtų dirbti, kas yra įdomiausia. Tu kai pamatai, kad žmogus yra visiškai vienos specialybės šalininkas, o jisai ten per savaitgalį, supranti, prikilnoja tiek nuotraukų, tiek foto, tiek video, tiek emocijų iš kažkokio motokroso ar iš kažkokių kalnų, kuris jis sugeba 2 dienom išvažiuoti ir padaryti tokius kosminius dalykus, ar video reportažus, ar kokius filmukus kūrė nuostabius, ar kažką. Tu supranti, kad tas žmogus, blemba, kažką ne tą daro savo gyvenimą, nes jis tikrai matosi, kad jis yra visiškai čia. Čia yra jo energija visa. Turiu šansą, čia mane visi dabar įkalbinėja, čia dar plus galimybės. Bet ne, nu taigi ten ne aš finansų turiu, nei ten atlyginimo, čia stabiliako nėra, va čia pas mane yra viskas, va čia šeimą turiu, aš turiu išlaikyti. Ir nereikia stačia galva pult. Labas, tai yra 4 savaitgalis iš eilės, kada turiu galimybę sveikinti su jumis. Labai dėl to džiaugiuosi ir kol kas puikiai sekasi įgyvendinti naujametinius tikslus. Būtų labai įdomu sužinoti ir ką jūs susibrėžėt 2024 metais ir kaip sekasi jų laikytis. Tai drąsiai parašykite komentaruose. Nors peržiūros tikrai nėra pagrindinis dalykas, turbūt yra kur kas svarbiau daryti veiklą, kuri patinka ir kur matai didžiausią prasmę, tačiau didėjantis skaičiai taip pat labai motyvuoja ir džiugina. Tai labai smagu, kad kuriamas turinys jums patinka ir jeigu neprenumeruojate kanalo, tai tikrai galite tai padaryti čia apačioje. Praeitą savaitę kalbėjome su Sandra ir užsiminiau, kad jeigu man kažkas pasako salsos mokytoja, tai yra pirmas žodis, pirmas vardas, kuris man šauna į galvą, tai yra būtent Sandra. Tai yra be galo energinga, pozityvi, visada puikiai nusiteikusi salsos ir kitų šokių trenerė, taip pat ir City Dance studijos įkūrėja. Tai jeigu įdomu sužinoti daugiau apie šokius bei apie studijos įkūrimą, tai tą pokalbį galite pasižiūrėti čia. O šiandien jums pristatau taip pat be galo energingą, pozityvų, visą laiką motyvuotą žmogų. Tai yra Alanas. Man su juo pirmą kartą teko gyvai susipažinti prieš daugiau nei 5 metus. Tuo metu jį kalbinau savo projekte Kontaktų vakarai. Tai buvo labai smagu pamatyti jo visą progresą ir tai, ką jisai nuveikė per tuos 5 metus, o nuveikė tikrai labai daug. Su kolega įkūrė U7 Marių studiją, buvo krepšinio komentatorius, sukūrė laidą Į sveikatą, veda mokymus, konferencijas, stato ledo vonias, taip pat yra ir aktyvios gyvensenos propaguotojas, audimas ambasadorius. Na, iš tikrųjų, kosmosas, kaip pasižiūri ir ką jisai nuveikė per vos 5 metus ir kaip jisai pats sako, iš tikrųjų, amžius yra visiškai nesvarbu. Jeigu nusprendėt, kad norit pradėti kažką naujo, kas jūs iš tikrųjų džiugintų ir motyvuotų, tai tikrai galite tai padaryti bet kada. Ir manau, kad šis pokalbis ir bus puikus startas, puikia motyvacijos bomba pradėti įgyvendinti savo idėjas. Tai likite su mumis. Pirma dalis labiau skirta apie sportą, apie sveiką gyvenseną, kadangi
Alanas tiesiog užkrečia daugelį žmonių aktyviau leisti savo laisvalaikį, tai neabejoju, kad ir jūs įkvėps. O antra dalis yra skirta labiau apie savęs atradimą ir kaip jis atsidūrė tose veiklose, kuriuose jis yra ir dabar, ir tai labai entuziastingai daro ir su didžiulė energija. Tai taip pat pasidalino labai įdomiais keliais patarimais. Tai jeigu neįsikvėpsite sportuoti, tai aš tikiu, kad bent jau kažkokią veiklą savo tikrai pradėsite daryti, nes Alanas yra motivacijos ir energijos bomba. Tai likite su mumis ir manau, kad tikrai bus ne tik įdomu, bet ir naudinga. Iš tikrųjų, Alana, aš tau labai noriu padėkoti, kad tu skiri savo laiką. Pirmas mūsų susitikimas buvo prieš 5 metus. Aš jau ir už kamerų paminėjau, kad iš šalies žiūrint, aš matau didžiulį progresą, tiek ir viešojo kalbėjimo, tiek ir minčių susidėliojimo, tiek ir pačios filosofijos išdėliojimo. Tai iš tikrųjų labai smagu stebėti iš šalies tą progresą tavo. Faina susitikti, pažiūrėsim tavo progresą dabar. Aš juokauju, viskas faina, kadangi tu neatitolai nuo to nei trupučio, ir toliau progresuoji tiek su techninė pusė, tiek su savo irgi, kaip čia pasakyti, širdimi ir filosofija, tai manau, kad be jokios abejonės žmogus tik tai į viršų turi kilti. Mes dabar filmuojam 8 val. Ryto pirmadienį, bet tavo jau darbo dalis jau yra pabaigta, nuo 6:30 būna treniruotės, paskui daugybė kitų veiklų. Kaip iš tikrųjų atrodo tavo diena? Va taip, jeigu peržiūrėti tą rutininę dalyką, nes tu labai daug kur įkomponuoji tą patį ir sportą, grūdinimąsi į savo dienotvarkę ir nepamiršti tobulėjimo. Tai jau galim taip perbėgti per dienos rutiną. Galim pabandyti greitai perbėgti. Kalbant apie rutiną dienos ir dienos režimą, tai pastaraisiais metais tikriausiai, metus laiko galiu pasakyti taip tvirtai. Aš apie tai pradedu apskritai kalbėti, kuomet aš kalbu apie tą kokybiškesnį gyvenimo būdą. Nes visi nustumė dienos režimą ir tą rutininius dalykus tam tikrus šiek tiek į šalį, kadangi galvoja, kad tai yra, toksai šalutinis poveikis visų kitų dalykų. Tačiau, jeigu taip atvirai pasakius, tai yra atvirkštinis variantas ir jį reikėtų prioritizuoti šitą dalyką. Ką aš turiu omeny? Turiu omeny, kad gyvenime mes jau tikriausiai nekartą esame susidūrę, viskas, kas eina prieš gamtą, tai natūraliai, kad turi labai stiprų atoveiksmį. Ir pirmoje eilėje tas atoveiksmis eina per tavo sveikatos prizmę, per tavo energetinę prizmę, per tavo emocinę prizmę ir per tavo apskritai fizinės galios prizmę. Tai šioje vietoje dienos režimas yra vienas tų kertinių faktorių. Kodėl? Todėl, kad tie procesai, kurie vyksta tavo būdravimo metu ir tie procesai, kurie vyksta tavo poilsio metu, tai yra gamtos sukurti dalykai, prieš kuriuos nelabai ką gali pasišakoti. Tai kuomet žmogus sako, kad aš esu ten pelėda, aš esu vyturys ir tuo pateisina ir tada daro belenką savo dienos rutinoje ir režime, anksčiau ir vėliau turi pasekmes stiprias. Tai kadangi aš tą įsigilinau ir suvokiau, aš dabar šios minties neplėtosiu, nes aš apie dienos režimą skaitau apie 1,5 valandos tokią paskaitą, kažkur tai galima apie ją kalbėti su įvairiais pavyzdžiais, moksliniais tyrimais ir taip toliau, kad žmonės dar labiau suprastų tą esmę. Bet aš labai stipriai tai įsigilinau ir supratau, kad ėjimas tam tikrų metų miegoti ir ankstyvas kėlimasis yra kertinis faktorius mano kokybiškam dienos visam režimui užtikrinti. Ką aš turiu omeny? Tai, ką tu išvardėjai, visi tie procesai, veiksmai, darbai, vaikai, šeima, poilsis, laikas savo, saviugda ir taip toliau, kad tai vyktų kokybiškam lygmenį, kad tai vyktų užtikrintai, kad tai vyktų su tam tikra energijos ūpo arba ramybės būsena. Tai turi užtikrinti, prasidėti visų pirma nuo poilsio ir būdravimo režimo suderinimo. Ką aš noriu pasakyti? Tai yra labai geras senovinis posakis. Eiti miegoti su pirma, reiškia, tamsa, kaip sakoma, o kelti su pirmais gaidžiais. Ar kažkaip ten taip kaime, sako, kaimiškas tas variantas. Tai turime omenyje, kad tu turi eiti miegoti anksti, keltis irgi anksti. Amerikiečių specpajėgos, SWATas, jie, kiek aš žinau, eina miegoti 9 val. Ryto, keliasi 4 val. Ryto. Ir jie yra aukščiausios fizinės parengties, patys kiečiausi, budriausi, koordinuočiausi žmonės, vieni iš elitinių karių. Tai va, tai šioje vietoje tas pats. Todėl
stengiuosi skirti daug dėmesio tam, einu miegoti 10:30 tokiu metu ir keliuosi kiekvieną dieną prieš 6. Tai mano diena prasideda arba 5:30 ryto, arba be 10:06. Aš negi turiu tikslės valandas. Kokiais atvejais? 5:30 prasideda tuomet, kuomet aš atvažiuoju į salę ir vedu treniruotę žmonėms, kurias prasideda 6:30. Be 10:06 aš keliuosi tuo atveju, jeigu aš neturiu rytinės treniruotės, bet aš turiu treniruotę su sūnumi. Nes mes su sūnumi kiekvieną dieną, galima sakyti, sportuojame prieš mokyklą. Todėl mes turime geras 40 minučių, atsikėlę be 10:06, išeinam 6, prasimankštinam ir tada gerą pusvalandį mes padirbam su juo. Tai čia yra tokia diena. Po to viskas, žinoma, prasideda nuo šeimininių, rutininių dalykų, tai yra mokyklos darželiai, suorganizuojam šios dalykus, skanus ir labai stiprus pusryčiai, aš juos mėgstu valgyti stiprius, mėgstu valgyti tokius netgi riebesnius, sakyčiau, nes aš jau vėlgi turiu savo kažkokią tą mitybos filosofinę pusę, kuri man sako, kad riebesnis pusrytis iš ryto ten daug geriau padeda išvalyti ten tavo tulžį ten ir visus kitokius dalykus. Ir aš pats jaučiuosi gerai. Ta prasme, labai stipriai veikia mano protas šitoj vietoj, tai savitaiga, žinai, aš pasakau, kad jeigu aš va dabar pavalgysiu ir aš žinau, kad manęs po to laukia filmavimas, po to laukia dar ten treniruočių, žinai, porą, po to laukia tas anas, aš čia pavalgęs, aš tada visą dieną galiu būti ramus. Ir aš save taip įteikęs, žinai, keliauju per dieną užtikrintai ir drąsiai. Nėra taip, kad aš ten pavalgiau, 3 valandos praėjau, tai dabar aš jau turėčiau valgyti, nes jau 3 valandos praėjau, aš jau kaip ir turiu. Ne, aš žinau, kad mano kūnas turi pakankamai atsargų, ir jisai mane išneš per visą dieną. Tai va, tai tada po tų pusryčių, žinai, dažniausiai būna kažkoksai filmavimo momentas. Jisai nemažai laiko atima, per savaitę kokias 2-3 dienas man tenka skirti filmavimam, kuriant savo laidą į sveikatą. Šiais metais mes pirmą kartą startuojame komercinėje TV3 televizijoje, prieš tai dirbome 4 metus LRT. Tai labai faina, 5 sezonas su šiuo turiniu. Nemažai dėmesio rytiniu metu dar užima man ir šioks toks pasėdėjimas prie kompiuterio, prie telefono, kuomet aš turiu paieškoti medžiagos, susižinoti, pasigalvoti, pasimastyti, visą laiką labai gerai pasiruošti vienam ar kitam atveju ar filmavimui. Netgi jeigu tai yra ir nedidelis miestelis, į kurį aš turiu išvykti, tai tas miestelis būna apskaitytas, apžiūrėtas, kad įvairiom situacijom gali jo prireikti, žinai, kad atvažiuočiau nepėsčias į ten. Ir panašiai, aš tik kaip pavyzdį sakau, nedidelį. Tai šiokia tokia informacijos susirinkimas. Žinoma, aš turiu savo ritualinių dalykų, tokių kaip kavos atsigerimas, sakykime, aš irgi mėgstu atsigerti skaniai iš ryto. Toliau yra mano taip sportinis reikalas. Taip, aš turiu, vienintelis kokį dalyką, aš neturiu rutiniško, tokio reguliaraus laiko, nuolatinio, tai yra savo sporto. Tai yra savo asmeninio sporto. Jisai pas mane kiekvieną dieną būna, bet jis nebūna konkrečių metų. Kartais tai būna vakare, tarkim atvažiuoju po visko ir būna atidėta iki pat galo, nes būna užimta diena ir aš startuoju su savo judesiu kokią net ir 9:30, 10 val. Vakaro, gali būti ir taip. O kitą kartą aš turiu laisvesnį metą tarp to laiko, kuomet vaikai yra mokykloje, o aš turiu galimybę dieną, tai aš tai padarau per pietus arba pirmoje dienos pusėje. Tai va, tai šitas dalykas būtinai vyksta kiekvieną dieną, fizinis aktyvumas, kietas fizinis aktyvumas, toksai aš kalbu apie tokį rimtesnį sportą, jisai pas mane vyksta rimtesnis, tai aš turiu menį, aš mėgstu svarščius, aš kilnoju girutes, aš pasidarau visokių kalistenikos elementų savo lauko sporto aikštelėje, aš mėgstu laisvus svorius, mėgstu laisvą judesį, bet tokį kietesnį, kur reikia pašokinėti, kur reikia kažkur užšokti, kur reikia kažką patampyti, nunešti, paboksuoti, kriaušės ir taip toliau. O kalbant apskritai apie fizinį aktyvumą, tai jeigu aš dienos neužbaigiu su 20 000 žingsnių, tai aš tada galvoju, kad kažkur aš čia truputėlį per ilgai ant sofos pasėdėjau, matyti, arba automobilyje. Žinant dar tai, kad aš gyvenu šiek tiek užmiestyje, tai aš kai 3-2 kartus per dieną važiuoju, tai 1-1,5 iš manęs atima grinai sėdėjimas iš reikalo, kitaip aš neturiu pasirinkimo. Tai va, žinoma, grūdinimasis tai yra ta dienos dalis, kur irgi būna skiriama. Bendroji sumoji su pasiruošimu su visko, man tai atima 20 minučių dienos, o pats tas sėdėjimas lede tai yra 3-4 minutės, man to pilnai pakanka, aš turiu ledo vonę, įsirengęs, įrenginėjau ir kitiem ledo vonės, beje, jo šiais metais labai buvau nudžiugęs, kad turėjau galimybę tikriem ruoniam pasiūlyti ledo vonės, pilnai pagamintas, paruoštas ir ne tai, kad aš tai dabar kalbu kaip produktą, kurį aš pradėjau kurti, bet iš esmės duoti tai
ką tu gerai darai kitam, kuris be galo to troško ir jam tai buvo tokios akis, wow, tai buvo toksai geras pasitenkinimas, kad lygiai taip pat kaip ir patreniruoti žmogų ir jisai su tokia šypsena išeina. Ir žinoma, tuomet yra kiti dalykai, tai yra vėlgi maistas, kurį aš privalau gauti, tai kars nuo karto pasitaiko ir koksai pokaičio mėgelis, kuris trunka 15 minučių gali trukti, o gali trukti ir 45 kokias minutės ir panašiai iki valandos. Ir vakarinės treniruotės, vakarai pas mane būna užimti, vakarai pas mane yra tas metas, daugiausia aš turiu laiko dienos metu, jeigu taip jau kalbant apie laisvą laiko, vakarai vis dėlto būna tie, kur žmonėms aš turiu skirti savo energiją. Tai va, ir stengiuosi nuo 6 valandos vakaro nebevalgyti nieko, šiokiadieniais, savaitgaliais jau ten paleidžiu plaukus šiek tiek, pernelyg to nesureikšminu, svarbiausia, kad jausčiausi gerai ir maloniai. Tai šioje vietoje vėlgi, taip kalbant apie kažkokį patarimą žmonėms, tai mes turime jaustis be streso iš tikrųjų. Mes turime susikurti savo tokias gyvenimo aplinkybės, kad galėtume nejudėti, valgyti, poilsiauti, atsipalaiduoti be streso. Jeigu mes tai darome su stresu, tai yra žiauriai blogai. Turiu omeny, valgyti su stresu, tai reiškia, blemba, pavalgysiu, o dabar jau viskas priauksiu, arba ten per daug kalorijų, arba nesportuosiu, sėdėsiu ant sofos, blemba, viso, apie atsėdžiu, tinginys esu, nepakylu nuo sofos, labai blogai. Atsipalaidavęs kažkur tai hamakė guliu, arba ten kažkur tai nuvažiavęs atostogose, tu turi savo susikurti tokią gyvenimo rutiną, kad šitie visi pasimėgimai būtų aukščiausios klasės. Ta prasme, ilsėtis, mėgautis, džiaugtis, valgyti, ten smaližiauti, ką nori, saldumynų. Bet tam reikia tam tikros rutinos susikurtos, kuri tau leistų absoliučiai ramiai jaustis. Tai mano toks ir yra vienas iš tikslų, susikurti savo tokias aplinkas, kad jeigu aš netyčia atvažiuoju namo po sporto, pas mane ten svečių kažkokių užėjo. Wow, svečiai, faina, gerai, pasivaišinkim čia tą, žmona kažką padarė ir aš galiu savo be problemų, nors ir prieš miegą prisikirsti, gerai, pilnas pilvas, taip gal nėra labai gerai, bet aš su kaifu, žinai, kaip gydytojas Dalius Barkauskas yra pasakė, geriau yra su kaifu suvalgyti Big Macą, negu su stresu obuolį, žinai. Tai galbūt aš ties tuom ir pabaigsiu, žinai, ir po to jau vėl ateina poilsio metas. O kodėl tas sportas visą laiką yra įtraukiamas ir į dienotvarkę, nes pas tave, dabar tu paminėjai, ir aš gal dar ir perėsiu, per kiek tu veiklų darai, ir atrodytų sportą galėtum tarsi, kartais patraukti į šoną. Nes, tarsi toksai pasteisinimas. Šiandien aš turėjau interviu, paskaitą vedžiau, treniruotę vedžiau, ten dar visokių veiklų dariau. Bet vis tiek tu taip griežtai ganėtinai įtraukia sportą. Taip, teisingai, Edvinai, aš tai darau sąmoningai. Šiaip yra tokia viena nedidelė priežastis, nors ir prieš tai buvo pakankamai sąmoningai, reguliariai įtraukiamas, bet ten, kaip tu ir sakai, būdavo tokių, kad po tokios dienos aš galėdavau sau leisti patraukti į šalį šiek tiek ir kitą dieną, sakykime, užsimti. Šiai dienai aš, kadangi, nežinau, tikriausiai pirmą kartą per savo gyvenimą turiu trenerį, žinai, kuris man ruošia tam tikras programas, kalbant apie svarsčių kilnojimų sportą. Aš svarsčius šiaip mėgėjas buvau visą gyvenimą. Turiu girutę, man šalia namuose gali rasti pas mane pakampėje kažkur stovinčią, lauke, kieme, kur be pasisuksi. Man su jais smagu dirbti, bet šiemet aš nusprendžiau užsiimti tuo tokiu klasikiniu svarsčių kilnojimų sportu, ten kur yra 3 pratimai, kur yra sporto šaka tokia. O kad galėčiau ją užsiimti, čia buvo vienas iš mano laidos herojų, kurį aš nufilmavau. Su juo taip susidraugau, kad jisai mane pradėjo stumti, sako, pabandyk, išbandyk, tau patiks, turėtų patikti, žinai, taip toliau. Ir aš kaip ir užsikabinau, ir jisai man siunčia programas, ir tą programą tu turi gyveninti, žinai. Toliau yra dar 2 vyrukai, kurie man įrengė lauko sporto aikštelę prie namų, dvyniai, jie yra pasaulio rekordininkai, iš Kauno Gineso rekordininkai netgi yra, su pristraukimais, kas yra susiję. Jie yra baisiai kieti vyrukai, kovos menų atstovai, 2 dvyniai broliai. Jie pastumėjo mane, sako, prisitraukimų iššūkį padaryk, ta prasme, pabandyk paprogresuoti, mes tau darysim programas. Žiūrėjau, aš turiu dabar 2 programas sporto, kurias aš turiu reguliariai daryti ir be to aš dar ir noriu padaryti tai, kas man patinka, tą savo stilių, žinai, tą laisvą, tos padangos, kūjai, virvės, kažkokie tai ten skersiniai, ten ant žemės atsigult, ten užšokti, nutemti kažką ir panašiai, man patinka tos toksai senovės stipruolių tas priėjimas, žinai. Tie sportai yra reguliarūs dėl to pirmoje eilėje, o visų antra šiek tiek žinių. Ta prasme, vis tiek mano patirtis privedė mane prie to, kad aš sužinojau, jog, iš esmės
mes turime kiekvieną dieną gauti šiokio tokio nedidelio streso, kalbant apie sportą. Dabar kalbant apie fizinį aktyvumą, taip jo yra pakankamai. Turiu omeny to fizinio aktyvumo, kuris priverčia tave judėti įvairiomis judesio plokštumomis. Lenktis, stotis, čia treniruotę, pramankštą pravesti, apšilimą, tu atrodo judesyje esi visur duodi savo šiokios tokios naudos, bet tai nesukelia tau to gerojo streso, kurį tu turi gauti iš sporto. O gerasis stresas tai yra ta būsena, kuomet tu darai kažką tai šiek tiek per negaliu, šiek tiek per tokį, tai tuo metu psichologija galvoja, kad kažkas kūnui vyksta baisaus, bet tai traktuojamas kaip gerasis stresas. Tokiu metu išsiskiria tam tikri hormonai, testosteronas, augimo hormonus, kurie yra gyvybiškai svarbus, tai yra energetiškai svarbus ir tai yra funkciškai labai svarbus dalykai. Todėl tie procesai įdarbinant raumenį tam tikrų režimų, vieną dieną viena raumenų grupė, kitą dieną kita. Žodžiu, šiek tiek žinių anatominių, fiziologinių apie tai ir tu supranti, kad tu gali turėti tai kasdieną, stipriau, bet trumpai. 20-25 minutės ir viskas, ir tu tada keliauji. Na ir žinoma, kalbant apie ilgaamžiškumą, aš skaitau paskaitas, kaip nugyventi 120 metų, nors to nežinau, bet ašgi to nenugyvenau, bet aš turiu tokią, hipotetinę svajonę ir kviečiu visus kartu jungtis ir keliauti. Tai tuo metu, irgi domėdamasis, aš suprantu, kad jėgos vystimas tai yra vienas iš ilgaamžiškumo aspektų, nes būtent jėgos elementai, raumenino masė, kaulų tvirtumas ir kiti dalykai, kurie išsiskiria jau endokrinologijoje, tavo konkrečioje hormoninėje sistemoje, padės tau kokybiškiau ir ilgiau gyventi. Štai todėl mano kiekvieną dieną yra tas toksai, kaip tu sakai, sąmoningas, stipresnis fizinis aktyvumas. Tai vienas dalykas yra toksai kaip ir pažadas būtent treneriui ir toksai įsipareigojimo dalykas, kitas įsipareigojimas prieš save. Kitas tavo iššūkis yra maudymasis lediniam vandenyje. Jo. Ir tu tai darai labai ilgai, irgi labai nuosekliai. Taip. Kai atsiranda toksai momentas, kaip ir paminėjom, kad sunkesnis kažkoksai laikas, atrodytų gal galima kažką patraukti, mesti, kaip tada save motyvuoja įlysti į tą šaltą vandenį arba praeiti tą treniruotę. Tas momentinis toksai savęs motyvavimas. Nors žinau, kad už to žodžio motyvacija nemėgsti. Labiau turbūt mėgsti įkvėpimas arba toksai... Ne, motyvacija irgi yra. Bet motyvacija tai yra... Jisai labai fainai kartais suveikia, kai jisai netyčia tau pasipainioja motyvacinis filmukas ar motyvacinė kalbelė trumpa, kuri tave tuo metu taip akis pastato ir tu tiesiog šoki ir bėgi daryti. Dienoje, jeigu tau tai pavyksta išnaudoti tą motyvaciją, tai yra labai gerai, bet jinai yra trumpalaikė, jinai tokia, ateina ir gali su kitu filmuku, kur yra apie brangstančias energijos kainas, gali motyvacija labai greitai nukristi, jeigu išgirsi kokį žodį. Tai šioje vietoje ta motyvacija jinai yra vėlgi, čia tikriausiai ir nuo žmogaus truputį priklauso, kaip ir mes tavimi prieš filmavimą kalbėjome, yra įvairių žmogaus ir psichologinių tipų ir genetiškai įvairių, o ne žmonių, tokių, kurie vieniems kažkas patinka, netinka, kiti vienaip sudėti, kiti kažkokie kitokie. Žodžiu, vieni propaguojantis vienokį gyvenimo būdą, vieni užsiimantis vienokiom veiklom, kiti kitokiom. Ir tai gali turėti skirtingų reiškinių. Todėl aš savęs kaip pavyzdžio statyti nelabai galiu į šią vietą, kodėl aš tai darau. Aš esu vis tiek toksai atstovauju gal tokį, kad nenuskambėtų tai seksistiškai, tokį tipinį vyrišką, galbūt vyrišką prigimtį, tokią racionalų, apmąstantį, logišką, labiau veikiantis kairysis pusrutulis, o tai reiškia, kad labiau turi dirbti su dešiniuoju ir kas man atrodo pastaruoju metu irgi neblogai sekasi visai. Bet iš esmės, kuomet vyras aš susidedu savo tam tikrus dalykus ir aš juos pats savo sugebu įrodyti, kad tai yra teisingai, tvarkinga ir reikalinga, tai tuomet jie kažkaip ir eina, ten ir per daug motyvacijos nelabai reikia, Tai kalbant apie fizinį aktyvumą, aš jau išdėsčiau, kodėl aš tai darau, ne? Vėlgi paremta viskas tam tikromis žiniomis, tam tikra seka ir po to jau eina kūryba, kaifas ir ką tu nori iš to daryti, vėlgi. Kalbant apie grūdinimąsi, mano taip, šiai dienai yra peržengiau 1800 dienų ribą, kai aš tai darau kasdien, iš principo. Tai vėlgi kažkada daviau savo tvirtą pažadą, kad aš tai darysiu reguliariai, kiekvieną mielą dieną ir darysiu tai profesionaliai.
Nes kažkada aš buvau pradinukas, kur aš nieko nežinau ir mane kvietė ir aš sakiau, ne, nes aš tai noriu daryti pro. Ir man toksai vidinis užgniaužė, toksai vėlgi kažkoksai, žinai, momentas, kad blembas, aš dabar turiu jiem įrodyti, kad aš darysiu pro. Ir pradėjau domėti, skaityti, žiūrėti žingsnis po žingsnio. Ir tas mano tikrai, kom galiu pasidžiaugti, kad mano kelionė šaltyje, tai yra to tokia labai palaipsninė. To tokia, kaip ir sako, po truputį, palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Tai mano buvo visiškai taip. Aš pradėjau nuo vasaros vėsių rytų ir vėsių vakarų nelabai jaukių, o viskas nepasibaigė, o prasitėsi rudeniu, vėsančių vandeniu ir taip toliau. Ir galiausiai jau atėjo iki to, ką aš turiu šiai dienai. Kas jau yra, žinai, ne tik tai grūdinimasis, tai yra labai daug. Tai yra didelė gyvenimo dalis, ten jau įeina ir filosofija, ir būdas, ir pokyčiai, ir meditacija, ir ritualas. Ir į tai įeina daug. Sveikata tai buvo pats pirmas dalykas, kuris vedė į priekį, o po to jau. Ir labai iš tikrųjų smagu, tu ir kitam interviu esi minėjęs, kad nereikia iškart savęs į kažkokią įmesti, nes tu nesi ir psichologiškai, ir fiziškai pasiruošęs, tai to toksai netgi ir pusiau linksmas, pusiau nelinksmas paraginimas žmonėm, kurie nori ten, tarkim, pradėti grūdintis, tai vos neatsikėlus tiesiog atsikloti antklodę. Taip. Paskui eiti kitų žingsnių, tai yra, tarkime, nueiti pasivaikščioti į terasą su basom kojom, paskui tik tai dušas, paskui tik tai galiausiai ėjimas į kažkokį šaltą vandenį. Nes kaip ir tavo toksai labai įdomus palyginimas buvo, kai ir laimi milijoną, tai jeigu tu nesi pasiruošęs ir psichologiškai, tai tas milijonas būna, kad per pusę metų dingsta ir nieko nebelieka. Tai būtent, tai taip ir yra. Jeigu paliesti šiek tiek ir tą šalčio temą, tai nėra blogas variantas ir tiesiog iš karto bandyti nerti ir į tą šaltą vandenį. Buvo tų tokių atvejų, kuomet atvažiuodavo žmonės ir jie sakydavo, kad mano širdis jaučia, kad aš noriu tai daryti būtent iš karto neriant į tą pačią šalčiausią terpę ir panašiai. Aš dabar nepamenu tiksliai, ar ten kažkas prasitęsdavo vėliau ar ne, ar tai būdavo tokie vienkartiniai pabandymai, bet žmonės įsivaizduoja, kad jau geriau aš iš karto į maksimaliai šaltą, negu ten su dušiuku save ten šlaikstyti, kur nuolatos vis naujai šalta būna, žinai, ir panašiai. Bet yra labai daug grūdinimosi būdų ir galbūt aš išskirčiau tokius du pagrindinius. Tai visų pirma, tai yra tas toksai lengvesnis grūdinimosi būdas ir tada jau sunkesnis. Tai sunkesnis tai yra tas, kuomet tu jau esi žiemiškai ledinėme vandenyje. Tai yra greičiausiai toksai, kaip čia pasakyti, aukščiausias lygis klasė, vis tiek eketė yra eketė. Daugiau negu eketės jau ten nelabai kas besugalvojęs yra, tai yra eketė, jo, mes einam visi ten. Ir visi kiti būdai tai yra tie tokie lengvesni, nuo kurių ir siūlyčiau pradėti. Ar tai yra, kaip tavo minėjai, ten pasivaikščiojimas basomis per rasą, ar tai yra grūdinimasis orų, tiesiog atsistojus šaltyje, kaip mano sūnus darydavo, kol aš einu maudytis, į balą, kaip aš sakau savo, į eketę, tai jisai laisvai stovi, ant suoliuko sėdi, nusirengęs visiškai drabužius, nuogas ir laukia manęs. Ir jisai grūdinasi oro ir tas 10 minučių laisvai išbūna. Ar tai būtų apsipilimas vandeniu, ar tai būtų šaltas dušas, ar tai būtų kontrastinis dušas, ar tai būtų šalta vonia, kurią galima prisipilti ir atsigulti. Ta prasme, šalta vonia tai yra tas vanduo iš krano pripiltas, tai yra 12-13 laipsnių vanduo. Tai čia yra tie būdai, kurie yra plius minus visi vienodi ir jie yra visi labai geri. Tai yra stimuliuojama vis tiek tavo visa adaptacinė sistema, kuri tau leidžia gauti visus tos privalumus, kuriuos ir gauna žmogus. Esmė daryti tai reguliariai. Jeigu tu to nedarysi reguliariai, tuomet tai yra tiesiog pramoga kažkokia. O tų pramogų šiai dienai, kalbant apie šaltį, yra labai daug, yra labai nedidelis procentas žmonių, kurie tai iš tikrųjų praktikuoja. Nors atėjus žiemai ir pažiūrėjus Instagram arba Facebooką, tau atrodo, kad pusė Lietuvos tai daro iš tiesų. O dažniau atveju tai yra daroma tik dėl nuotraukos, ateina, pakvailioja ir be jokios didelės pagarbos tai stichijai yra nerima tam, kad pasidarytų nuotrauką ir tuom viskas ir užsibaigia, žinai, dažniausiai. Na gerai, gal dar kelis kartus. Aš ir norėjau šitą temą šiek tiek ir paliesti, būtent tą reguliarumą ir neieškojimą pasteisinimų. Nes kaip ir tu paminėjai, kad tu gyveni už Vilniaus šiek tiek ir tavo kelionė kiekvieną dieną trunka apie valandą į priekį atgal. Tai prasme, kad bendrai sumuoja valandą. Ir tu tą laiką sugebi išnaudoti, skirdamas įvairiem podcastam, audio knygom, YouTube kažkokiam, kuriuo žmonės sakė, kad tavo laiką irgi išnaudoji produktyviai. Kaip ir paminėjai sportą, tu irgi tai nebūtina rasti valandą, 2 valandas per dieną užtenka ir
intensyviai 15 minučių, bet tu susidėlioji taip tam tikrus dalykus, kad nebelieka pasteisinimų. Jo, vienareikšmiškai šitus dalykus esu labai susitvarkęs ir labai džiaugiuosi, nes, užtenka žinoti, žinai, reikia tas žinias naudoti, daryti. Ir čia yra didžiausia problema Lietuvos ir šiaip žmonių, kad jau dabar visi viską žino. Tiesiog absoliučiai, nieko naujo nepasakysi. Važiuoji kažkur tai, nebent tu nuvažiuosi pas kažkokį tai super specialistą, kuris tau naują teoriją išdėstys už didžiulius pinigus ir tu tą teoriją atvažiavęs pasakosi visiems kitiems nieko negirdėto, bet jeigu tai yra įdomu, tai lai tai būnė. Bet dažniausiai vis tiek viskas remiasi į kažkokius pagrindinius bazinius dalykus, kurie jau yra seniausiai atrasti, juos tiesiog reikia priminti ir priminti tai smagia forma, linksma forma, įkvepiančia forma arba pavyzdžių savo, tarkim. Tai šioje vietoje lygiai tas pats, mes žinių turime daug, su žiniomis tik tai nežinome, ką daryti ir kuomet tu pradedi veikti, tu supranti, kad tai yra disciplinos reikalas ir niekas kita. Ta prasme, tu neturi kito pasirinkimo, arba tu darai, arba tu nedarai. Tai šioje vietoje mes visi žinom, kad turime užsiimti kažkokią saviugdą ir mes turime gauti žinių neprofesinių tų, kaip geriau parduoti, kaip geriau išreklamuoti, kaip geriau pastatyti arba kokiamis priemonėmis išmokti naudotis kažkokie techniniai dalykai, ne? O labiau tų saviugdos, savistabos, sąmoningumo žinių, ne? Kurie truputėlį pakrapštytų tavo vidų, tavo vertybės, tavo emocijas ir tavo kažkokius pagrindinės stipriausias savybės. Tai va šitos temos, ne? Tai sakykime, kalbant apie tą, ką tu paminėjai, mano kelionės kažkokius automobiliu, mano kiemo darbus, žolės pjovimą, šuns vedžiojimas, kas dar? Tikriausiai pagrindė tos sritys, ne? Kur 3, tai yra buitiniai darbai kiemo, tai yra šunį, kai pasivedžioti. Ir kitas dalykas, dabar vaikai šiaip pradėjo šunį dažniau vedžioti, bet vis tiek tai įeina. Ir kitas dalykas tai yra kelionės. Tai 3 sritys, kurias aš pilnai išnaudoju, turėdamas laisvo laiko su ausinukais ir klausydamasis kažką tai gero, audio knygos, paskaitos, seminarai kažkokie tai gali būti podcastai kažkokie įdomus, bet aš konkrečiai atsirenku turinį tą, kuris truputėlį kabina mano vidų labiau. Žinoma, neretai būna ir profesiniai dalykai, tai yra kažkokios sportinės temos iš mano profesinių dalykų, nes mokausi ir seminarus visokius perku, mokomuosius ir taip toliau, tai juos reikia klausytis, reikia žiūrėti kažką, prisiminti kažką ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir visa kita. Tas pats sportas, kurį tu man sakai, kodėl? Todėl, kad reikia daryti. Tu kažką sužinai ir mes tas žinias turim nenešioti, o daryti. Ir nėra tų vėlgi vienos konkrečios tiesos, kaip mes sakome. Jeigu tavo žinios tau sako kažką kitką, daryk tai savai, bet turi tai daryti. Ir ta disciplina, tuomet ir duoda tuos rezultatus, apie kuriuos tu dabar manęs klausinėjai ir kodėl aš sėdžiu čia prieš kameras ir vėl bandau žmonėm tą patį dalyką pasakyti. Nes būtent tas reguliarumas, disciplina, jinai atveda tave prie tų situacijų, kuomet ne tik tai tu pats jauti, kad tau gaunasi, bet tu jau gali net ir būti pavyzdžių kažkam kitam. Tai yra fantastika. Ir tai nebūtina būti viešų žmogumi prieš visą Lietuvą. Yra tavo vaikai, tavo šeima, tavo artimieji, kaimynai ir taip toliau. Tai yra pilna vietos, kur tu gali būti kažkur tai kažkam tai kažkoks tai. Pakeis 2 žmonių gyvenimus per visą gyvenimą ir tu jau būsi koks turtingas žmogus. Tai viskas ateina per tą tokią discipliną ir per tą tokį rutiniškumą. Ir dabar žiūrėk, dabar atrodo, kad aš kalbu ir aš kaip laikrodis čia sudėliojęs viską ten, wow, bam, 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 čia vyksta, taip, čia ryte atsikeli, ten pusryčiai, kava, ten grūdinių. Žinok, ne velnio, nėra jokio tikslumo. Visa tai yra įpročiai, kuriems skirti susiformuoti reikia šiek tiek laiko, taip, sutinku, bet juos po to, kai tu įgauni, tu juos paleidi, jie vyksta automatu tada, kada jiems reikia, bet jie vyks, nes tai yra tavo gyvenimo būdas. Tai čia ir yra visas smagumas, kad aš neprisirišęs prie nieko. Tai yra mano gyvenimas ir aš nuo jo gaunu ofigeną kaifą, o tarp viso kito vyksta pagulėti ant sofos, paskrolinti telefoną, pažiūrėti filmą, pabūti su žmona, išeiti su jai pasimatymus, nusivesti vaikus kažkur. Tai visi tie faini dalykai, kurie vyksta pas visus žmonės kasdieną. Bet kažkaip į tos tarpus įsipaišo tie faini dalykėliai. Ir kuo tu daugiau to užsiemi, tuo jie užima tau mažiau laiko. Ta prasme, jie iš tavęs nereikalauja masės. Bendroj sumoj per dieną
pagerinti gerai savo gyvenimo kokybę, tu matai, kad tau užtrunka 3 valandų, maks. Tiem visiems, kalbu ir apie mitybą, ir apie poilsį, ir apie kažkokius tai regeneracinius procesus ir taip toliau. Na ir žinoma, tas dalykas, kurio prieš gamtą nepaeisi, tai yra buvimas gamtoje ir plus dienos režimo sutvarkymas, tai čia jau yra, kaip čia pasakyti, čia irgi yra disciplina, bet tai jau yra, na gerai, kažkoksai konkretaus laiko momentas, nes ten jau sakau, čia jau yra kiti niuansai. Tai va, tai taip ir vyksta. Ir labai įdomią temą paminėjai apie įterpimą tam tikrų tokių kasdieninių darbų ir kartais gal tai nesuvokiam, kad tai gali būti fizinis aktyvumas, kaip ir paminėjai. Šuns vedžiojimas, namų kažkokia ruoša, tvarkymas, panašus dalykai. Kokiu dar galėtume tokių tipsų pateikti, kai į dienotvarkę mes tavo sportą galime įvairiose vietose įterpti? Nekalbant apie tas treniruotės, kurios dedikuoja skiri savo laiką. Yra ta kategorija žmonių, kurie dirba sėdimą darbą, tai čia jau yra visiškai atskira kalba. Ta prasme, jie turi būti edukuojami, kas yra šiais laikais labai, labai aktyviai daroma. Aš irgi, tarp kitko, karts nuo karto tenka susidurti su tokia publika, kuri reikalauja arba jiems reikia, sakykime, sėdimo darbo prevencijos kažkokios, tai nesėdimas darbas, kaip sėdėjimas yra dar viena mirtis, apie jau kaip yra kalbama. Ir iš tiesų tai yra baisu, jeigu mes sėdime 6 valandas per dieną, jeigu mes sėdime 6 valandas per dieną 10 metų, tai mes netenkame 6 metų gyvenimo, realiai, vien tik dėl to, kad sėdime. Tai tie, kurie dirba sėdimo darbą, jie turi gauti privalomą informacijos ir tai jau yra absoliučiai negėda šiais laikais ir jau visiškai nebe tos žinios ir nebe ta aplinka, kad jie galėtų bijoti pajudėti dirbant sėdimą darbą. Jiems reikia keltis nuo kėdžių. Jiems reikia keltis nuo kėdžių, daryti tam tikrus aktyvacinius pratimus, aktyvinti sėdmenis, atsistoti, atsisėsti nuo kėdės, padaryti blauzdom pasistiebimus, padaryti šiek tiek įtūpstot gal laikantis už kėdės atlošo. Ir be jokios abejonės padaryti visokiausių tempimo pratimėlių, pasisukioti, užsimesti koją, šiek tiek pratemti vėl kažkokius tai sėdmenis, nugaryti ten į vieną pusę, į kitą pusę, šiek tiek prasitemti sutrumpėjusius raumenis, aktyvuoti, prasisukioti ten kaklą, ten pirštų mankštas padaryti. Visa tai yra tai yra privaloma, absoliučiai. Kadangi tai didelę dalį užima jų veiklo, didelę dalį dienos užima tas toks sėdimas darbas. Ne, tai labai sunku kažką jam patarti, kaip jie galėtų tą dieną kitaip išnaudoti. Jie tiesiog turi daryti tos tokius paprastus dalykus. Šiais laikais ir sąlygos sukūriamos labai geros, iš principo. Tai yra, ofisai yra sukūriami tokie, kur ten yra net ir sporto salytės ir visa kita, ta prasme, ir patys darbdaviai, kurdami tokius ofisus, jie jau kaip ir skatina žmogų. Taip, galbūt jie skatina žmogų dirbti šiek tiek daugiau per tuos patogumus. Žmogus gal nelabai nori eiti namo, ypatingai jaunimo tarpe. Gali tokie dalykai pasitaikyti, bet tuo pačiu tai yra sukūrimas labai geros sąlygos tau darbo metu turėti kažkokius relaksus, turėti kažkokius aktyvacinės ir taip toliau, aktyvacinius procesus. Kalbant apie tos žmonės, kurie dirba sėdimą darbą ir jie grįžta namo, tai vėlgi, kaip minimum fizinio aktyvumo tokio kaip reguliaraus jau sporto salės, treniruočių pobūdžio jiems reikėtų. Ten jau klausimas, kokių, tai čia yra visai kas kitka. Ten aš manau, kad reikia labiau ne treniruotės ir ne sporto, o labiau kineziterapinės, tokios priežiūros, tokio asmeninio trenerio ir tokių kitokios biški sportinės veiklos, nes ten yra labai daug visokių lėtinių ir patologinių dalykų, kalbant apie sutrumpėjusius disbalansus, apie sutrumpėjusius raumenis visokius ir taip toliau, atrofavusius ten nuo sėdėjimo ir panašiai, ten reikėtų šiek tiek kitko. Nereikėtų sėdimo darbą dirbantiems žmonėms keliauti į sporto salę ir toliau varyti, spausti, daryti presus ten ir taip toliau. Nuo viso šito susikūprinimo ten reikėtų šiek tiek kitaip prieiti. Per viso šio reikalo ir ta valanda sporto salėje, kažin ar išgelbės tave nuo tam tikrų ateityje galima pasitaikiusių traumų, bet aš nesakau, kad nereikia to daryti, tai reikia tai daryti profesionaliai, truputėlį rimčiau į tai pasižiūrėti. O jau kalbant apie tai, ką tu gali buityje padaryti, tai vienareikšmiškai, tai ką tu paminėjai, ta prasme, yra savaitgaliai, yra tie vakarai, yra pusę metų, kuomet mes turime nelabai, o ilgesnius vakarus, tai stengtis išnaudoti visą tai stovint ant kojų ir judant
ir tvarkantis, kažką tai veikiant su vaikais, einant į lauką su šuniu, pamėtant jam pagalį, žaislus kažkokius, kad pabėgiojant kartu su juo ir panašiai, tai tuos dalykus reikia būtinai išnaudoti maksimaliai. Čia yra minimum, ką mes galime padaryti. Ir tikriausiai ne vienas žmogus pasibaigus gyvenimo metams dar vieniems, jie pagalvoja apie praeitus metus ir visą laiką pagalvoja, blemba, galėjau daugiau judėti, galėjau kažką tai daugiau daryti ir panašiai. Tai čia kaip minimum. Kita kategorija žmonių, kurie yra šiaip savaime dirbantis aktyvūs, tai yra važinėja, eina, lipa, daro, yra visokių darbuotojų, kurie dirba sandėliuose, statybose, inžinieriai, tiltų stato, kelius tiesia, kurie nuolatos yra judesyje. Jiems kaip ir to fizinio aktyvumo pakanka, bet jiems reikia tikslingo sporto atstatymo vėliau. Ir nereikia galvoti, kad jeigu tu turi pakankamai to fizinio aktyvumo, tau nereikia to tokio kietesnio, rimtesnio sporto, kuris atstato, pastiprina, suteikia tau stiprybės ir jėgos kitose zonose, kurios yra galbūt nusilpusios, nes jeigu mes darom rutinišką darbą, stovėdami ant kojų, lakstydamėsi ten, ar kasdami su kastuvu, ar nešiodami, ar kažką tai, ar sandėliuose dirbdami, ar kažkur tai ten laipėdami iš mašinos ir taip toliau, dirbdami kokiais kurjeriais ir panašiai, vis tiek tai yra tavo judesių šiokia tokia monotonija, nors ir tu esi aktyvus, tai yra labai gerai, bet jinai yra tiesiog šiek tiek monotoniška, tai reikia to stipresnio krūvio šiek tiek. Tai va, tai tokie pagrindiniai patarimai būtų, žinai, žmonėm, kaip tai išnaudoti. O kalbant apie tuos laisvalaikio, aš visą laiką sakau, kad reikia rinktis aktyvų laisvalaikį. Kuo tu rinksiesi aktyvesnį laisvalaikį, tuo tu geriau jausiesi pirmadienį. Turiu omeny, kalbant apie savaitgalius ir tas dienas, kai tu, aš visą laiką sakau, energija gamina energiją. Ta prasme, tu atrodo esi žiauriai pavargęs, žiauriai nusikalęs. Pabandyk nueiti į sporto salę ir padirbėti. Tu pamatysi, kaip tau grįžta jėgos. Nors tu dar labiau ten nusikaliai, bet jos grįžta kažkokiu tai būdu. Lygiai taip pat ir su tavo gyvenimo būdu. Kuo tu būsi aktyvesnis, tuo tu kitą dieną būsi aktyvesnis. Kita tema, ką aš norėčiau labai paliesti, ruošdamasis mūsų interviu, aš labai įdomią tavo, ten net paskaita, ten buvo įvadas į tavo pristatymą, tai yra apie savęs atradimą ir pašaukimo ieškojimą. Ir tu labai tai puikiai esi atradęs. Tu buvai profesionalus krepšininkas ir atrodytų, kaip ir kalbėjome apie tas galimybės arba apie pasteisinimų ieškojimą, tu gavai traumą ir atrodytų, kaip tik turėtum tai, atrodytų, mesti tą krepšinį. Bet tu tai išnaudoji dar platesniam ėjimui, tu atradai grupinės treniruotės, jų vedimą, tu dabar lektoriauji, vedi, kaip sakai, sveikesnės gyvensenos paskaitas, nesveikos. Taip. Sveikas negali būti, gali būti sveikesnis. Taip. Tada tavo dar daug kitų veiklų, dabar jau 5 sezonas, kaip ir paminėjai, laidos televizinės, tu buvai krepšinio komentatorius, visos tavo veiklos yra susietos vienaip ar kitaip su sveika gyvensena, sveikesnė gyvensena ir sportu. Kaip tą atradai iš tikrųjų pašaukimą savęs? Tai tas pašaukimas savęs yra kiekvieno žmogaus kažkokiame auros fone, kaip aš sakau, kažkur tai čia šalia, ne? Visuomet ir jisai niekur nedingsta iki paskutinio tavo iškvėpimo, kuomet tu palieki šią žemę. Tai jisai yra visuomet šalia, tas pašaukimas. Ir kuomet aš skaičiau savo pranešimą Get Inspired konferencijoje, tai buvo koncentruotas pranešimas būtent apie tai. Ir aš jam ruošiausi stipriai. Ir kuomet aš jam ruošiausi, aš visas situacijas permašiau. Tiesiog, kaip įvyko visą tai. Nes anksčiau tai taip, žinodavau, kaip tai įvyko, bet toksai buvo paviršinis galbūt tas pamastymas. O jau kai čia teko ruoštis, toksai galvojau, wow, viską išnagrinėjau ir supratau labai daug tokių, gerų dalykų. Ir iš esmės, tai mano gyvenimo atveju, tai kaip tu ir paminėjai, tai buvo tam tikri gyvenimo scenarijai, tam tikri signalai atėję į mano kasdienybę, kurie padiktavo, pasakė, kad ir jie vis beldėsi ir jie to sakė, kad tu turi šitoje vietoje pabandyti realizuoti savo energiją kažkur. Ne? Mes vis tiek kažkur realizuojam, vieni ten, kiti ten. Ir kadangi kažkaip taip sutapo, kad tos mano likimas gyvenimo vedė mane per tą aktyvėją gyvenimo pusę, per tą, sakykime, sportinę gyvenimo pusę, tai matyt, kad ten ir nuėjau. O kad aš ten nuėjau, tai dar nereiškia, kad aš ten ir turiu save realizuoti. Bet tas signalas atėjo 1, atėjo 2, atėjo 3. Ir kuomet aš jį jau paėmiau ir išbandžiau, tas įvyksta toksai sukirbėjimas viduje, kad šitas gerai, fainai, čia man patiko, tau palieka gerą jausmą.
tau palieka geras emocijas, tu gerus prisiminimus palieka, žinai, tu su tuo gyveni kelias dienas jausmų, žinai, ir tu nesupranti, kas darosi. Tai va čia yra tie momentai, kuomet tau ateina tas konkretus, aiškus signalas, kad čia tikriausiai kažkokios yra tavo rogės šitoje vietoje. Tai man buvo lygiai tas pats. Ir kuomet įvyko tas atsisukimas, kaip aš per Get Inspired konferenciją sakiau, atsisukau. Tai yra, ką darėm, mes, žinai, stovėjom nedidelę grupelę žmonių, žiūrėjom į mažą iPadą, kaip ten žmogelis veda treniruotę ir mes paskui jį kartojom. Nors tas treniruotės jau beveik atmintinai mokėdavom, nes mes ten jų nedaug turėdavom, žinai. O po to mes sakom, hebra, o kodėl mes ten žiūrim, kodėl negali vienas iš mūsų atsistoti, nusirašęs pratimus visus, pasidėjęs ant žemės ir stovėti gyvai, vat, kaip mes viens prieš kitą stovim ir vesti viens kitam treniruotę. Vieną dieną vienas, kitą dieną kitas. Kodėlgi ne? Ir vat, kada aš atsistojau ir atsisukau į publiką ir aš tą jausmą pajutau, koks tai yra. Geras, galvoju, aš ten visas pašiurpęs stoviu, toksai, wow, išsilaisvinu tą energiją, wow, pilasi žodžiai, laisvė, visa kūnas juda pakeltų tempu. Aišku, ten buvo adrenalino poveikis ir visa kita, bet iš esmės aš pagalvojau, kad tai yra nerealu, tai yra mano. Tai va čia ir buvo tas cinkelis, kuris po to vedė, po to viskas kažkaip tai, žinai, plėtėsi, ten didžiulė bendruomenė, ten visa kita. Ir galiausiai tu pats tobulėt pradėjai kažkokią evoliuciją, tave atvedė va tik į konkrečių dalykų. Bet iš esmės, kalbant apie pašaukimą, tai pašaukimas yra visą laiką eina lygiai greičiai tavo gyvenimo. 80% žmonių dirba darbą, kurio jie nemėgsta dirbti, tai yra ta baisi statistika, bet jie puikiausiai žino, ką jie norėtų dirbti, kas yra įdomiausia. Ir ne tik tai, kad žino, bet jie ir jaučia, nes jie turi labai įdomių pomėgių. Ypatingai tie pomėgiai atsiskleidžia šiais laikais, kuomet mes turime tiek daug galimybių. Kuomet tu viską, ką tu nori, tu darai. Ir tu, kai pamatai, kad žmogus yra visiškai vienos specialybės šalininkas, o jisai ten per savaitgalį, supranti, prikilnoja tiek nuotraukų, tiek foto, tiek video, tiek emocijų iš kažkokio motokroso ar iš kažkokių kalnų, kuris jis sugeba 2 dienom išvažiuoti ir padaryti tokius kosminius dalykus, ar video reportažus, ar kokius filmukus kūrė nuostabius, ar kažką. Tu supranti, kad tas žmogus, blemba, kažką ne tą daro savo gyvenimą, nes jis tikrai matosi, kad jis yra visiškai čia. Čia yra jo energija visa. Tai tie žmonės, jie visą laiką tai turi, jie nešiojasi, vieni tapo, kiti piešia, kiti gamina labai puikiai, kiti montuoja puikius video, kiti daro labai geras, kiti domisi ten techniką, ardo variklius, ten per valandą gali išardyti, surinkti ir panašiai. Ir jie nuo to tokį kaifą gauna ir paskui galvoja, blemba, pirmadienį vėl eiti ir vėl reikia sėsti ir vėl reikia suvedinėti sistemą, pirkimus, pardavimus ir visą, užsakinėti fūras ir vėl visą tą logistiką tvarkyti ir taip toliau. Ir turiu omeny, jeigu tu ten taip kankiniesi, pagalvok, o gal iš tikrųjų tas dalykas. Ir kas įdomiausia, kad tie dalykai visą laiką duoda apie save žinoti, tas pašaukimas. Jisai įkrenta į tavo gyvenimą ir tu galvoji, turiu šansą, čia mane visi dabar įkalbinėja, čia dar plus galimybės. Bet ne, taigi ten ne aš finansų turiu, nei ten atlyginimo, čia stabiliako nėra, va čia pas mane yra viskas, va čia šeimą turiu, aš turiu išlaikyti. Ir nereikia stačia galva pult. Aš 1,5 metų dirbau ir 1,5 metų nemokamai vedžiau treniruotės, kol aš pajutau, supratau, kad viskas, aš turiu auditoriją, aš susikūriau kažką tai savo, aš pradėjau kurti, aš pradėjau suprasti sportą ir judesį ir taip toliau. Ir galbūt aš jau dabar, materializuodamas viską, galiu po truputį eiti, imti kažkokią energetinį mainą ir galiu aukoti. Taip, gal šiek tiek į mažesnės finansinės sąlygas, bet jo. Ir perkūnas ir taip pat visiems rekomenduoju daryti, nepulsta čia galva, o jeigu tu tikrai jauti, kad tai yra tavo, bandyti paraleliai dalyti ir tą energiją po biškį mesti iš tos pagrindinės veiklos ten ir ateis toksai metas, kada tu galėsi pasakyti ačiū, aš pilnai einu ten ir tu liksi labai labai dėkingas tai vietai, nes ta vieta tau sukūrė labai, labai gerą terpę atrasti savo pašaukimą ir tai bus labai stipru. Aš iki šiol esu dėkingas savo buvusiai darbovietėje UAB Tegra State, kurioje aš ten puikiai realizavausi ir matyt, kad tam tikros aplinkybės buvusios ten leido man padaryti tą sprendimą, leido man iškėlus galvą išeiti su didžiulė pagarba ir padėka ir aš iki šiol iš jų jaučiu tą patį ir aš jaučiu jiems atgal tą patį, jokių pykčių, jokių nesusipratimų, tu mus pavedai, tu mus ten dar kažką, tai viskas tai yra, tai kalbant apie pašaukimą trumpai, tai yra taip, jis yra visada šalia, jūs turite kartais jį paimti už ragų, išbandyti jį, nepulti stačia galva, atsisakyti visų savo veiklų, nes kaip žmonės būna, išvažiuoja,
pusę metų į Tailandą ir dabar ten medituoja ir galvoja, ką aš noriu veikti gyvenime ir grįžta ir dažniausiai nesugalvoja. Tai nereikia ten to tokio ilgų tokių perėjimų. Reikia taip po truputėlį šiek tiek. Ir tos furos neveltui paminėtos, nes kaip ir pats ir dirbai logistikos srityje. Bet man labai... Pirmas mano darbas. Man labai patinka, kad visų pirma tu nerekomenduoji ir per savo pavyzdį rodai, kad nereikia nertis tačia galva, kad tai gali palengva, nes tai bus per didelis stresas ir po truputį atrasti tą pašaukimą. Kitas dalykas yra, kad tu irgi, netgi labiau gal per žmonos pavyzdį, kur žmona kepa duoneles ir tas momentas, kad irgi atrodytų, atradai tą savo kelią, bet irgi ieškoti toliau, ar tikrai tai tavo kelias. Kad atradai, atrodo, tą nišą, bet kaip suprasti, kad nesimėtyti ir arba kaip tik kaip kartais paleisti kai kurios projektus? Aš labai paprastai atsakysiu šitą klausimą. Pirmas dalykas, kada tu esi savo pašaukimo kelyje, kuomet tu gali ten kurti toje veikloje, nesvarbu kokia tai veikla, net jeigu tu buhalteris esi ir tu esi savo rogėse, tu ten kursi. Ir kitas dalykas, kuomet žmonės tavęs to prašo. Yra dar kitų niuansų ten tokie, yra dar tokie momentai ten, kas tau labiausiai patinka, kokios antraštės tave labiausiai patraukia, gali savo užduoti tokį klausimą, kuom tu užsiimtum, jeigu pinigai būtų neklausimas, ką tu labiausiai mėgsti veikti. Čia yra tokie šalutiniai, bet du esminiai, kūryba tavo veikloje, jinai turi ten būtinai nedominuoti, bet būti integruota. Ir antras dalykas, žmonės tavęs to turi prašyti. Ir jeigu tai vyksta, reiškia, tai yra tai. Tai gali būti tai. Nes tai teiks tau begalinį džiaugsmą. Kūryba teikia begalinį džiaugsmą. Ir jeigu žmonės tavęs to prašo ir vertina, tai yra aukščiausias, čia taip nuskambės negražiai, egoistiškumo, žinai, efekto, žinai, kai tu gauni to egocentriškumo šiek tiek, žinai, to dėmesio. Nu, aišku, čia gerąja ta prasme. Tai tas dėmesys ir tas paraginimas, motyvacija, įkvėpimas žmonių, ne, prašymai, nesustok, daryk toliau, tu taip, tai yra tikriausiai tai. Tai vat mano žmona paminėjai ir jinai niekada nesijautė, kad jinai yra duonos kepėja, nors jinai kepa labai skanę duoną ir mes turėjom ir kepiklėlį ir ten išvystėm verslą ir taip toliau. Bet jinai to nesijautė, supranti, jinai vat viduj galvoja, kad jinai ne taip, bet kada žmonės jos be galo prašo, kad tu yra fantastiška duona, tu kep toliau, nesustok, daryk ir jinai pati kepdama tą duoną, jinai tiek daug įdeda tos vidaus, tos meilės, tos sielos, savotiškai kažkokios kūrybos įveda į tai, vis naujai kažką pabando, išranda ir taip toliau. Vėlgi dominavo du pagrindiniai faktoriai ir visą tai ją palaikė ir laiko iki šiol. Net kai jinai pasakė, kad jau viskas, jau to nebedarysiu, žinai, kad aš dabar noriu kitur energiją perdėti. Bet vis tiek to jos nepaleidžia, nes tai reiškia, kad dalis kažkokia vis tiek to dalyko yra. Bet šioje vietoje ten jau yra asmeniniai, ne, šiek tiek momentai. Kažkur tai vis tiek tu nori, tu nenori, kažkas keičiasi galų gale gyvenime ir panašiai. O galbūt kažkaip evoliucionuoja, nuo duonos kepimo galbūt tu pereisi prie, nežinau, kepyklos valdymo ten ar kažkas tai tokio, nu nežinau, kažkas tai. Bet žodžiu, jo, tai vat, tikriausiai du pagrindiniai dalykai, kaip sužinoti, kaip pajausti ir panašiai. O kalbant apie tavo paties projektus, atrodytų bendruomenės kūrimas, jūs labai stipriai dirbant ant pačios bendruomenės būrimo, vertybių kūrimo ir jau čia turbūt nelieka laiko. Bet dar atsirado kiti projektai, kaip laidų kūrimas, komentavimas, lektoriavimas. Kaip prie šitų pats priėjai ir kodėl galbūt atsirado poreikis papildomom veiklom? Geras klausimas. Televizija. Buvo mano viena iš svajonių. Man atėjo gyvenime toksai metas, kuomet aš pradėjau siekti savo svajonių. Tu buvai paminėjęs ir krepšinio komentatoriaus darbą, tai yra mano svajonė buvo. Buvo nacionalinė atranka visos Lietuvos mastu ir aš ją praėjau, laimėjau, pakomentavau 1,5 metų, tapau nebereikalingas Lietuvos krepšinio lygai, bet aš nuo to gavau didžiulį kaifą ir aš žinau, kad aš ten dariau puikius dalykus ir aš ten mėgavausi, žinai, ir aš įgyveninau savo vaikystės svajonę. Kažkada svajojau būti televizijoje, ten gal kitų formatų skaityti sporto žinias, mano kažkokia tokia mintis buvo. O čia ne sporto žinias skaitau, o sportinę laidą, žinai, fiziškai, sveikos gyvensenos laidą vedu. Tai vėlgi, tie projektai tai yra svajonės, tai buvo kažkokie tokie tiksliniai momentai gyvenime.
jo, kuomet aš tų svajonių savo siekiau ir aš jas pasiekiau ir tada galiu drąsiai eiti kalbėti apie tai, kaip tai yra viskas įmanoma ir tos svajonės yra pasiekiamos net kuomet tau yra ir 30 virš metų, 40 ir mes tai puikiai žinome. Kai kuriem ir dar vėliau ten svajonės ar kokie pašaukimai ateina. Beje, kalbant apie pašaukimą, grįžtant niekada nevėlu. Čia labai svarbus laiko tas tarpas. Tau 50-60, visi šitie visus taisyklės ir visi šitie dalykai galioja, kartais žmonės užtempia labai ilgai ir nieko nuostabaus. Vat, o grįžtant prie tų veiklų, o visa kita tai tikriausiai tai buvo, kažkokie tai likimo vingiai, tai buvo kažkokie tai tavo gerieji šalutiniai poveikiai tam tikrų tavo veiklų ir visa tai ateina kaip ir kiekvienam žmogui, kuomet tu esi saviveiklininkas, ar netgi jeigu tu esi ir samdomas darbuotojas, ar kas tai bebūtų, bet nuo tavo atsidavimo, teisingos energijos skirimo, sakykime, netgi kartais idėjiško darbo, vat kaip ir su pačiu kalbėjau, tu turi daug minčių, tu turi daug noro, dirbi daug ką iš idėjos ir tu tikrai tiki, kad ta energija kažkokiu tai būdu grįžta. Tai mano gyvenime tai taipogi figuravo ir vis dar figuruoja, tik tai galbūt tam tikri kiekiai mažėja arba tu aplinkybės tam tikras pasirinkai, bet ta tokia tarnystės ir savanorystės veikla, jinai privalo būti tavo gyvenime, čia yra be jokios abejonės. Tai sakykime, tas iš idėjos darimas, jisai turi būti must. Nes čia yra ten karminiai dalykai ir visi kiti dalykai, kur tu kažkaip išsivalai, kažką tai padarai, nebūtinai atlygintinai, bet anksčiau ir vėliau vis tiek tai materializuosis kita forma. Per pažintis, per rekomendaciją, galų gale net ir per kažkokį tai tau dylą, pasiūlymą ir panašiai. Tai va, tai tos veiklos visos atsirado mano gyvenime net ir tam tikrų aplinkybių dėka, patirčių sukaupimo dėka. Ir vėlgi, kada tu darai kažką tai užtikrintai, žinodamas, būdamas savo rogėse, natūraliai ateina laikas kažkaip dalintis tuo. Ir kada tau atrodo, kad tu pradedi dalintis, tu visų pirma turi tai pabandyti, o po to tu matai, kad tu gali tai dalintis ir tai materializuodamas, ir tai kažkaip kitaip perteikdamas ir panašiai. Tai sakykime, visokios paskaitos, susitikimai su žmonėmis visos Lietuvos mastu, konferencijos, tai yra susitikimai su įmonėmis, visokios vasaros šventės organizavimo ir taip toliau. Visa tai vyksta dažniausiai vasaros metu, kas yra labai geras metas tarp sezonų mano, sakykime, tų kūrybinių televizinių sezonų mano. Tai ties lektoriavimas labai gražiai įsipaišo, kuomet turiu progos ir garbės pabendrauti su publika ir pabandyti juos pakelti jam energetinį foną, užkurti juos truputėlį, motyvuoti tą akimirką, įkvėpti ilgesniam laikui šiek tiek, būdamas per savo pavyzdį. Ir kas yra įdomiausia, aš nieko niekada nedarau, nieko niekada nesakau, ko nesu pabandęs ir padaręs. Visa tai yra vien tik tai mano praktinių gyvenimo patarimai. Tai dėl to tas tikriausiai dalykas, ta praktika gyvenimiška mane atvedė iki to, kad aš noriu tuo dalintis. Ir tai vyksta per įvairius kanalus. Tai vyksta per treniruotės, tai vyksta per asmeninės treniruotės, kurias aš vedu. Tai vyksta per televizijos laidą, kurią aš irgi darau pirmoje eilėje galvodamas apie gerą kokybišką turinį, kuris galėtų tos žmonės šeštadienio 9 val. Ryto tiesiog taip pat pakelti ir pastatyti tokiom akim ir į savaitgalį siūsti. Čia yra tikrai nuoširdžiai, sakau, galite paklausti mano laidos kolegų, jie paliudys, kad aš būtent apie tai visuomet ir kalbu, kad pirmoje eilėje tai turi būti mūsų tas konceptas išlaikytas, jo, visuomet, kad ir tai yra 5 metai. Ir visos kitos veiklos. Tai yra tikriausiai ateina tas momentas, kad sakau, yra aplinkybės ir patirtis ir visa tai susiveda. Ir dar čia vienoje vietoje, kol aš dar nepamiršau, noriu labai vieną svarbų dalyką pasakyti, kurio dar nepaminėjau nei karto per visą šitą interviu. Už to stovi blemo šeima mano. Kas yra įdomiausia, tu vis tiek, kada darai gyvenime dalykus kažkokius, bent jau aš kai darau, tai man tai yra be galo stipri motyvacija ir įkvėpimas yra mano žmona, kuri daug ką gyvenime yra paaukojusi dėl manęs ir jinai pilnai manim tik ir eis iki gyvenimo pasaulio krašto. Tai yra mano vaikai, kuriem aš noriu būti ir geras tėtis, ir autoritetas, ir pavyzdys, ir noriu visas šitas šeimos vertybės, kurias esame sukūrę, mažiausiai jiems atiduoti, nedarydami daugiau per daug jokio streso ir įtampos. Ir mūsų su žmona tikslas yra, kad mes visą tai, ką sukūrėm, tiesiog vertybiškai tai perduotumėm.
ne įpročiais, ne fiziškai, ne kažkaip, o tiesiog vertybiškai, kad jie sužinotų, kad mūsų vertybės šeimos yra tokios. Mes įsivaizduojame gyvenimą kokybišką taip. O jau kaip tu tai susitvarkysi savo gyvenimą, absoliučiai jų mes tengiamės nesikišti, net ir dabar būdami, ten mano sūnus jau paaugliukas, dukrytė dar tenai trečiokė, kita dar tik tai darželį baiginėja ir panašiai, tai jiem dar ne apie tai, bet žodžiu, mes tengiamės nelysti labai stipriai jų erdvę, nes turime suvokti, kad ir pasaulis keičiasi šiek tiek, ne, mes negali vaikai būti tokie kaip mes, nors kaip mes to stipriai benorėtume. Va, tai šeimos faktorius šitoje vietoje yra labai stiprus, tai yra vienas tikriausiai stipriausių mano įkvėpimų. Ir kuomet aš kažką tai darau, aš visą laiką galvoju, ar aš esu naudingas savo žmonai, šeimai, ar jinai mane mato kaip didvyrė, ar jinai mane mato kaip atliekantį žygdarbius, ar jinai mane mato kaip tikrą vyrą, ar jinai mane mato kaip maitintoją, ar jinai mane mato kaip lyderį, ir ar jinai mane mato kaip patį didžiausią apsaugos saugumo faktorių. Wow, labai gražu. Ir labai iš tikrųjų tas smagi filosofija, būtent vaikų atžvilgių, nes ir kažkuriam interviu esi minėjęs, kad ir tavo paties vaikai yra be galo skirtingi. Tarkime, jeigu sūnui yra sportas numeris 1, tai tarkime, dukrai 100 metų iki to, bet turbūt ateis galiausiai, nes pamatys tą vertybinę pusę, ne tai, kad jinai yra spaudžiama daryti kažką, bet pamatys, ką tai duoda. Žinoma, mes negalime paleisti šitoje vietoje vaikų, kad jie darytų bet ką, vis tiek jie yra dar truputėlį, kaip sakyti, nesuvokia daug tam tikrų dalykų, tai mes labai gražiai natūraliu būdu per kūrybą, per fainą, per linksmumą kažkur turim pakreipti. Na, yra tų veiklų pilna, ta prasme, vaikai turi judėti, jie yra hipoaktyvūs, su vaikų judesiu yra labai didelė problema Lietuvoje ir pasaulyje, tai mes juos vis tiek turime nukreipti kažkaip, tai vienareikšmiškai, ne, tik tai turime nukreipti ne tai, kas tau patinka, o tai, kas vaikui patinka. Tiek. Irgi esi užsiminęs, kad dabar, kadangi irgi paminėjai projektą televizijos, esi minėjęs, kad tai, ką mes matome kaip žiūrovai, yra, daug dalykų yra visai kitaip vyksta. Ir kaip ir paminėjai, tai buvo tavo svajonė tapti televizijos nariu, veidu. Gali pasidalinti šiek tiek tą virtuvę. Tu šiek tiek užsiminėjai apie tai, kiek tau užtrunka pasiruošti tam tikri dalykai, bet tą virtuvę gali pasidalinti šiek tiek? Jo, tai visų pirma, norėdamas patekti į televiziją, turi žinoti žmogus, kad bet kas gali ten patekti. Jo. Turiu omeny, viskas, ką tau reikia idėjos, tau reikia gero plano ir svarbiausia geros idėjos, ką tu nori parodyti ten. Tai čia visų pirma. Visų antra, ta pati virtuvė, yra kas? Yra kelios pusės. Yra tos laidos, kurios yra filmuojamas būtent televizijoje, tai yra televizijos patalpose, tai yra, mes žinome visokius X faktorius, mes žinome visokias žaidimus, mes žinome visokius ryto ten šou visokius, Labas rytas Lietuva kaip pavyzdys, žinias ir kitus dalykus ten, kurie yra organizuojami studijose. Tai ten yra filmavimai, pokalbių šou visokie, tai ten yra filmavimai vyksta studijoje, kuomet yra didžiulė komanda dirba ir dažniausiai tie filmavimai vyksta taip, kad laidų nufilmuojama be galo daug iš anksto ir tada visą sezoną rodoma. Tuo tarpu yra tokios mini laidelės kaip mano, nedidelės, kurios yra kūriamos tam tikrų žmonių ir realiai aš, būdamas, kaip sakyti, televizijos kažkokiu tai veidu arba autorinės laidos vedėju, aš nesu televizijoje. Aš tiesiog tai darau gyvenimo projektą. Su operatoriumi ir su komanda, su prodiuseriu ir su operatoriumi planuodama savo kasdienybę. Ta prasme, aš tiesiog gaunu iš televizijos leidimą šeštadieniais 9 val. Ryto panaudoti jų eterį. Ne? Ir viskas. Žinoma, ten yra finansiniai visokie dar dalykai, komercinėje televizijoje vienaip, komercinėje televizijoje tu turi turėti rėmėjus, tu gali turėti reklaminės integracijas, tu tarpu nacionalinis transliuotojas LRT, jisai atvirkščiai yra biudžetinė, jisai už tavo projektą ir gerą idėją tau pasiruošęs yra atlyginti. Bet pats tas darbas, ta virtuvė, jinai yra labai paprasta. Tu turi idėją ir aš, sakykime, dabar tą idėją realizuoju kiekvieną savaitę, planuodamas vieną ar kitą siužetą, vieną ar kitą filmavimą, vieną ar kitą turinio detalę.
Va taip ir susideda ta laida, tuomet ateina savaitgalis, savaitgalį per visą savaitę sukaupto medžiagą mano operatorius ir montuotojas sėdi namuose, dirba, apdirba, sukuria laidą pagal tam tikrus televizinius standartus ir formatus. Visa ta laida yra peržiūrima, jinai atsiunčiama iš anksto, peržiūrima mūsų prodiuserio, redaktoriaus, nusiunčiama į televiziją, televizija dar kartą ją peržiūri, jeigu neturi kažkokių tokių stiprių pastabų, paleidžiama į eterį, tada kuriamas anonsas ir panašiai. Tai va čia tokia ta evoliucinė. O iš esmės mano laida, kuom dar ir turi privalumą, mes stengiame žygiuoti koja kojon su sezoniškumu. Tarsi žmogus žiūrėdamas laidą, jisai niekada nepastebės didelio skirtumo iš anksto nufilmuotų, užfilmuotų. Jisai matys, kad jeigu dabar šalta, tai ir ten šalta, jeigu ten sniegas, tai ir čia sniegas, na ir panašiai. Tai čia yra labai didelis pliusas ir tai yra viena iš vertybių mūsų tokių, kad mes taip neužsifilmuojam labai daug į priekį, o taip stengiamės palaipsniui žygiuoti koja kojon. Tai va, tai tikriausiai taip. O ką tau pačiam davė iš tos svajonės išpildymas, nes netgi ir už kamerų tu ne vieną savo laidos personažą citavai. Tai vadinasi, tai labai toks ryškus poveikis tavo ir gyvenimui. Tai jeigu įmant apskritai, čia daug galiu kalbėti, įmant apskritai, jeigu taip dabar reikia sutrumpinti, aš šiaip mokausi trumpai kalbėti, man tai yra iššūkis iš tikrųjų, reikia mintis koncentruoti, jau man stengtis, nes labai mėgstu išsiplėsti. Tai televizija iš esmės pirma, jie išlaisvino mano savybės stipriausias, aš jas pilnai realizuoju. Visų antra, televizija leidžia man kurti žmonėm kokybišką turinį ir perduoti jiems gyvenimo kokybę galinčių pagerinti priemonių ir būdų ir įkvėpimo. Ir trečias dalykas, tu kažką tai minėjai, man ten ta mintis buvo, ką tu sakei per klausimą? Apie žmonės, kad cituoja galbūt. Ir trečias dalykas, tai yra tos patirtys, kurias aš gaunu, jos yra neįkainojamos, tai yra taip faina ir aš žinau, kad vieną dieną gyvenime jos kažkur tai nuguls arba mano patirtyje, arba rekomendacijose, aš labai dažnai tos žmonės rekomenduoju, kaip tu sakai, ir pacituoju, ir sutinku, ir pabendrauju, ir panašiai. Tai visa tai yra asmeninė, mano, tokia jau tegu egoistiškai nuskamba, mano asmeninė patirtis yra labai labai faina. Ta prasme, kiek žmonių yra Lietuvoje tokių smagių įkvepiančių, tai yra wow. Tai ačiū, Alnai, tau labai, ačiū iš tą skirtą laiką ir tikrai skiriai jo tikrai daug, tai labai tau ačiū. Kadangi turi daug svajonių, žinau, tai tiesiog jau palinkėsiu, kad visas įgyvendinti, toliau judėti savo kryptingų keliu, tai ačiū tau dar kartelį. Ačiū, Edvinai, visiems įkvėpimo, tikiuosi įpučiau šiek tiek, taip kad nesustokit. Kaip ir sakau, visi viską žinom, belieka daryti. Ačiū Jums, kad buvote visą laiką su mumis. Tikiuosi pokalbis buvo įdomus ir naudingas, o dabar, kaip ir tradicija, turim teorinę dalį. Šį kartą su Luku kalbėsiu apie tai, kaip maistas virsta riebalais. Tai manau, gausite tikrai naudingų patarimų, tai likite su mumis. Sekant irgi tokia, sakyčiau, techninė tema, jau šiek tiek prieš tai užsiminėję temoje, tai yra apie riebalus. Kaip maistas virsta riebalais. Kaip ir paminėjai, kad kartais neįsivaizduojam, kad suvalgymas ten kokio nors angliavandenio vakare, jisai iš karto pavirs riebalų, nes mes ten, tarkime, nesuvartosim jo visiškai energijos, neišnaudosim vakare. Ja. Bet pagrindinis principas, kaip ir paminėjai, turbūt yra, kiek tu per visą dieną valgiai. Taip. Ir pirmas dalykas, ką suvalgius, tarkime, angliavandenius, užsipildo ten tos glikogeno atsargos. Tai visgi kaip maistas pavirsta riebalais? Ar tai yra, kada yra tas kalorijų perteklius ir tada, tiesiog sandėliuojama tam tikroje vietoje ir tai pavirsta riebalais? Ar visgi, jeigu suvalgai kokio nors ten tos greituosius angliavandenius, įsiskiria insulinas ir ten, jeigu tu nesuvartoji greitai tos energijos, tada tas insulinas ten kažkaip ir patenka į riebalus? Jo, tai kas liečia riebalo prieaugimą ir numetimą, riebalų procentų mažinimą, tai kūnas yra netgi jau įrodyta, klinikinis tyrimas buvo daromas vos ten nuo 2000 metų. Ir dabar yra daugiau apie tai kalbama, kad vienu metu kūnas ir kaupia riebalą, ir degina. Tai turi daugiau sudeginti negu kaupt, kad būtų tas efektas. Tai dėl to, pavyzdžiui, visos dietos, kurios yra, jos yra efektyvios. Dėl to tu gali, svarbiausia, kad tu tiesiog suvartotum mažiau, negu tu išnaudoji tos energijos. Bet netgi ta pati keto dieta. Daugelis galvo, kad jeigu angliavandenius iš vis ribosi, tai tu tikriausiai labiausiai degini tos riebalus. Bet dėja tai yra įrodyta, kad tu vis tiek turi suvartoti. Keto dieta yra baltymų vidutinis lygis suvalgomas, riebalų aukštas ir 0 angliavandenių vos, sakykime, beveik nėra.
Ir kadangi tu vis tiek didelį kiekį tų riebalų valgai ir, pavyzdžiui, netgi sportininkai, kurie sportuoja tą keto dietą, truputėlį pagal save pasikoreguoti, daugiau baltymo valgo, nors jeigu tikrai originalioji ta keto dieta turi mažiau baltymo. Bet jeigu tu daugiau baltymo valgai, tai vis tiek netgi parodo, kad tas cukraus lygis kažkiek gali pakilti ir įtakoti insulino lygį, kas ir gali pristatyti tą riebalų degramą, net ir daugiau tų baltymo valgysi, nes baltymasgi nėra tas energijos šaltinis, bet kadangi yra trūkumas angliavandenių, vis tiek kūnas ims tą baltymą kaip energijos šaltinį. Kadangi per keto dietą vis tiek susideda nemažas kalorijų kiekis ir iš riebalo, ir tu jeigu baltymą irgi valgai, tai vis tiek, rezumė gaunasi, kad labai priklauso, kiek pas tave yra dienos aktyvumo ir kiek tu tą maistą suvalgai. Dėl to yra buvo tyrimas irgi daromas su žmonių grupėmis, tai visom žmonių grupėmis davė vieniems keto dietą, kitiems davė valgyti tik tais, galima rasti gamtoje, tai pavyzdžiui, įvairios mėsos, žuvis ir vaisiai. Tada kitai grupiai davė tiesiog valgyti kalorijas ir kad būtų deficitas. Ir kitiems žmonėms davė valgyti tik tai sveiką maistą. Tai įvairios skirtingos dietos ir galiausiai visi žmonės vos ne identiškai taip pat numetė svorį. Tai ir buvo tiesiog pritaikytas tas fizinis aktyvumas. Tai labiausiai, kai mes ir kalbėjom prieš tai, kad labiau yra svarbu pasirinkti, kas tau tinka ir ko tu pats galėtum įsilaikytis, nes ta dieta yra geriausia, kurio gali pat laikytis. O tas rieblas yra priaugamas daugiausiai, kaip ir minėjau, yra vis tiek riba, kada kūnas kaupia tą rieblą vienu metu ir degina. Tai jeigu tu valgai truputėlį daugiau, negu tu išnaudotas energijos, tai nueisi tą rieblą. Tai kas liečia angliavandenius, tai mes pradžioje galime įsivaizduoti, tarkim, pilam į automobilį baką kurą ir tada, kai prispildo pilnas bakas, tada kas eina bėga laukais į rieblo atsargas. Tai mes vis tiek, tas maistas niekur kitur neprapuola, jis vis tiek turi būti pasisavinimas kažkur. Tai todėl, jeigu mes intensyviau sportuojam, daugiau judam, tada pradės kūnas imti energiją iš riebalų atsargų. Pirmo vietoje yra glikogeno atsargos naudojamos, tada ima iš atsargų. Dėl to ir, pavyzdžiui, tas tikras riebalų deginimas ir prasideda po savaitės, po 2, kada tu perini jau, užsibrėži tikslą, sveikai maitinės, sportuoji. Tikrai tas fat burning toks režimas įsijungia grinai po kažkur 10-14 dienų. Tai pirmoje vietoje vis tiek tu dažniausiai pirmą savaitę prarandi kokius 2-4 kg, tai vanduo išeina, glikogeno atsargos sumažėja, tada kadangi glikogeno atsargos sumažėja iš raumens ir dar irgi vanduo išeina. Ir tada vėliau tas rieblas įsijungia, deginimas. Bet iš principo šiek tiek užsiminė apie tai, kad vakare gali suvalgyti kažkokio angliavandenių ir tarkim, tu nepriauksi kažkokių riebalų, nes buvo ten dieną kažkoks deficitas, bet turbūt ir iš tokios, sveikatos pusės ir ką žmonės turbūt dažnai ir padaro neteisingai, bet tai turbūt jau gal netgi atsiliepia su virškinimo procesais, tai kad tu, pavyzdžiui, visą dieną labai mažai valgiai ir tiesiog vakare, tu būni ir tiesiog pavargęs, tau tarsi norisi energijos ir dažnai žmonės vakarais persivalgo, nors kalorijų galbūt suvartoja kaip ir visai normalų kiekį, bet jos didžioji dalis yra vakare. Ir tada tu eini miegoti. Ir vis tiek priauga riebalų, bet tai turbūt yra susijęs su virškinimo dalyku, nes kai jau žmogus eina miegoti, ten irgi... Jo, tai dėl to miego ir dėl riebalų deginimo esminis dalykas yra, kad pavyzdžiui, jeigu mes blogiau miegam, tada išsiskiria streso hormonas kortizolis, kas įtakos riebalo kaupimą dar didesnį, ypač pilvo srityje. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, fastinam ir nevalgom ir tada pasiliekam tą mėgstamą patiekalą ar valgymą vakare, tai gaunasi, kad mes pusdienį beveik nieko nevalgom, tada vakarui pasiliekam ir tada mes pavalgom ir einam miegoti kažkokį 2-3 valandų ir buvom, tarkim, stipriai pavalgę, tai netgi aš manau daugelis turėtų pajausti, kad atsigulė į lovą, kad pulsas būna sukilęs, netgi jaučiasi, kada pulsuoja, kad širdis, vos ne pulsas yra sukilęs, tai kada yra pulsas sukilęs įtakoja labai stipriai miegą, tai netgi aš jau kiek pats irgi sunaudojęs tų įvairiausių žiedų arba tenais tų įvairių prietaisų, kurie seka tą miegą ir įvairiose knygose, kiek skaičiau, tai jau kada yra pakilęs pulsas ir eini miegoti, jau faktas, kad vos nebus miegas blogas. Tai turbūt nurimęs pulsas, eini miegoti, kambario temperatūra, tamsa, tai kas labai stipriai gali netgi paveikti jūsų rezultatus. Tai netgi yra tyrimai įrodyti, ar geriau man anksti ryte eit kardio pasidaryti, ar geriau išsimiegoti. Vos ne geresnė miego kokybė parodo dar geresnius sportinius rezultatus. Tai kas liečia tavo klausimą, tu gali, tarkim, turi tą kalorijų kiekį, kurį turi suvalgyti per visą dieną, ir tu pasilieki specialiai tam vakarui, ir jeigu tu iškart pavalgai ir eini miegoti, tai tada jeigu miegas bus prastesnis, tada kitai dienai vėl tu netaip gerai jausies, ir tada tokia vos ne vis tiek duobėj sėdi. Tai bent jau, jeigu nori pavalgyti, tarkim, tenais aš klientams leidžiu tenais 1-2 kartai per savaitę suvalgyti, ką nori, savęs neribot, vien tik dėl kūnui irgi, labiausiai, kad čia pailsėt, nes labiau, tikslas, kad būtų gyvenimo būdas, kad nes jeigu tu kankinsies ir badausi, yra laiko klausimas, kada tu sustosi, tai siūlau bent jau po vakarienės prasėti 20-30 minučių pasivaikščioti. Tada irgi numuša tą cukraus lygį ir tada daug
tas virškinimas efektyvesnis ir padės tikrai su miegu. Bet jeigu kas liečia irgi toksai greitas patarimas dėl kardio, tai daugelis kardio nespėja pasidaryti, tarkim kokį pusvalanduką, ir kas liečia tos valgymus, tai netgi yra tyrimas parodytas, kad ar aš vienu metu padarysiu 40 minučių kardio, ar aš, pavyzdžiui, 4 kartus per dieną valgau ir po kiekvieno valgymo išeisiu 10 minučių prasivaikščioti. Tai netgi parodyta dar geresnis efektas iš riebalų deginimo zonos. Tie žmonės, kurie po kiekvieno valgymo jau pasivaikščio 10 minučių, nes geriau susivirškina, o ne iškart sėdama arba gulami lovą, tada cukraus lygis greičiau irgi pakrito, tai padėjo ir su spaudimu žmonėm, kurie turėjo aukštesnį spaudimą, ir ta riebalų deginimas buvo lygiai toks pat efektyvus, tie žmonių grupė numetė tokį pat kiekį, kurie darė vienu metu. Labai džiaugiuosi, kad likote iki pačios pabaigos. Jeigu norite gauti papildomos informacijos, aš kiekvieno pašnekovo klausiu, bent jau jeigu nepamirštu paklausti apie jų rekomenduojamas knygas, apie papildus, tai pasistengsiu tai įdėti į Patreon ir Contribui platformas, tai apačioje aprašyme rasite nuorodas, tai būčiau labai dėkingas, jeigu prisijungtumėt prie bendruomenės. Aš tikiuosi, kad pavyks sukurti bendruomenę, kuri aktyviai įsijungtų į šių laidų kūrimą, galėtų uždavinėti savo klausimus ir turėtume kaip atskirą reportažą būtent bendruomenės nariams. Tai ir taip man, žinoma, būtų labai didžiulis palaikymas iš jūsų. Tai apačioje palieku nuorodas. Taip pat už šių laidų kūrimą esu be galo dėkingas Sporto rėmimo fondui, kad kiekvieną savaitę galiu sveikinti su jumis. Man tai yra didžiulis malonumas rodyti žmonės įkvepiančius pavyzdžius, kurie yra aplink mus ir gal net ne visada juos matome kažkokiose televizijos ekranuose. Esu be galo dėl to dėkingas ir tikiuosi, kad susimatysime kitą savaitę. Tai geros savaitės ir iki.